kodėl mano norai ir svajonės nesipildo. Kodėl nepavyksta metai iš metų pasiekti savo iškeltų tikslų. Turbūt ne vieną iš mūsų domina tikrai šitas klausimas ir atsakymas į šį klausimą. Todėl šiandien noriu su jumis pasidalinti trumpa, bet labai efektyvia praktika, kad galėtumėt išsiaiškinti atsakymą į šios klausimus. Kalbant apie norus ir tikslus, labai svarbu suprasti, kodėl mes norime būtent to, ko mes norime. Kas iš tikrųjų mums labai svarbu ir ar tai, ko mes norime, tikrai yra mūsų noras ir tikslas, o ne kažko kito. Kodėl apie tai kalbu? Nes dažnai atliekant šią praktiką, kurią netrukus pristatysiu, mes galime pamatyti du dalykus. Tai pirmas. Arba šitas noras ir tikslas nėra mūsų ir jis yra mums įteiktas visuomenės, mums reikšmingų asmenų, arba po to tikslu slypi kažkas žymiai daugiau. Ir pats tikslas kaip tikslas mūsų nemotyvuoja, visai nemotyvuoja ir dėl to mes jo nepasiekėme. Taigi, pamatydami, kas slepiasi po tikslu, o po tikslu slėpsis mūsų vertybės, taip, galimai netgi mūsų gyvenimo prasmė ir mūsų gyvenimo tikslas. Ir tai tikrai mus gali motyvuoti, pasiryžti tą tikslą įgyvendinti, labai stipriai įsipareigoti tam tikslui iš noro, jau nebe iš pareigos. Taigi, šitą praktiką, kurią dabar jums pristatysiu, vadinasi 7 kodėl. Jinai yra, kaip ir minėjau, labai trumpa ir paprasta atlikti, tačiau labai vertinga. Nuo ko reikėtų pradėti? Tai visų pirma, užduokite savo klausimą, kodėl jūs norite to, ko norite. Ne? Pavyzdžiui, aš noriu įsigyti prabangų automobilį. Taip? Pirmas klausimas. Kodėl aš noriu įsigyti prabangų automobilį? Kad galėčiau greičiau nuvažiuoti į darbą. Gerai. Antras klausimas. Kodėl aš noriu greičiau nuvažiuoti į darbą? Kodėl tai man svarbu? Kad aš nepavėluočiau į darbą, aš noriu nuvažiuoti greičiau. Kodėl man svarbu nepavėluoti į darbą? Trečias kodėl. Ne? Man svarbu nepavėluoti į darbą tam, kad mano darbdavys matytų, kad aš atsakinga. Ketvirtas kodėl. Kodėl man svarbu, kad mano darbdavys matytų tai, kad aš esu atsakinga. Man svarbu, kad darbdavys matytų, kad aš esu atsakinga tam, kad galėtų mane teigiamai įvertinti. Kodėl man svarbu, kad mane teigiamai įvertintų mano darbdavys? Penktas kodėl. Taip. Man svarbu, kad mane teigiamai įvertintų mano darbdavys, nes aš noriu, kad jis man pakeltų atlyginimą. Taip. Šeštas kodėl. Kodėl aš noriu, kad man pakeltų atlyginimą? Taip, nes aš jaučiuosi, kad gaunu per mažai šiuo metu. Ir kodėl aš jaučiuosi, kad gaunu per mažai? Tai yra todėl, kad aš negaliu įsigyti to, ko noriu įsigyti. Kodėl aš noriu įsigyti tai, ką aš noriu įsigyti? Kad jausčiausi laiminga, kad jausčiausi laisva. Taip. Ir čia, aišku, galima tęsti dar ir dar, bet iš tikrųjų dažniausiai 7 atsakymų pakanka. Tai iš tikrųjų matote, ar ne, kad pradėjome nuo automobilio, o baigėme tuom, kad man reikia daugiau pinigų, kad aš jausčiausi laisva. Taip. Ir tada mes jau pamatome tą tikrą tikslą ir norą ir galime jį įgyvendinti. Galime, aišku, žiūrėti, kodėl man taip svarbu turėti daugiau pinigų ir jaustis laisvai, ką tai reiškia apie mane. Taip, ir ten atidaryti tam tikrus klodus savo vertybių, savo gyvenimo prasmės ir savo asmenybės. Tai va, mielieji, kviečiu ir jūs atlikti šią praktiką, komentaruose apačioje pasidalinti, kaip jums sekėsi, ką apie save sužinojote, ką atradote.